Tai interaktyvi vaizdo sesija, kuri padės Jums patobulinti įgūdį valdyti riziką susijusią su įvairiomis finansinėmis paslaugomis ir produktais. Turėdami šį įgūdį Jūs gebėsite nustatyti riziką susijusią su skirtingais finansiniais produktais, sutartimis, hipotekomis, suprasti draudimo svarbą valdant riziką susijusią su finansinėmis paslaugomis bei produktais, nustatyti aplinkybės, kai asmenims ar namų ūkiams patiriantiems finansinių sunkumų gali būti teikiama valstybės parama, suprasti riziką susijusią su naujomis technologijomis pagrįstais finansiniais produktais, suprasti, kaip veikti ir kokius finansinius produktus naudoti siekiant mažinti ir valdyti riziką. Finansinė rizika yra kasdieninio gyvenimo dalis. Nesvarbu, ar tvarkote hipoteką, investicijas ar asmeninės išlaidas, supratimas, kaip nustatyti ir sumažinti riziką, gali padėti užtikrinti jūsų finansinį stabilumą. Šioje vaizdo pamokoje aptarsime, kokia yra finansinė rizika susijusi su įvairiais finansiniais produktais ir paslaugomis ir kaip ją veiksmingai valdyti. Pradėkime nuo rizikos susijusios su finansiniais produktais, pavyzdžiui, paskolomis ir investicijomis įvertinimo. Būsto paskola – tai nekilnojamo turto hipoteka užtikrinta paskola, tai yra su nekilnojamo turto įkeitimu. Ji suteikiama gyvenamajam būstui pirkti ar statyti, būsto remonto ir rekonstrukcijai, taip pat žemės sklypui, jei jame bus statomas gyvenamasis būstas, įsigyti. Skolininkas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį skolintojui sumokėti skolą, paprastai atliekant reguliarius mokėjimus, suskirstytus į pagrindinę sumą ir palūkanas. Imdami būsto paskolą įprastai galite rinktis iš 2 palūkanų normų rūšių – kintamų ir terminuotai nekintamų palūkanų. Jeigu turite hipoteką su kintama palūkanų norma, jūsų mėnesinės įmokos gali padidėti, jei palūkanų norma pakils. Tai padidina finansinę naštą bei įsipareigojimų nevykdymo riziką, jeigu negalėsite laiku mokėti didesnių įmokų. Investicijos, pavyzdžiui, akcijos, obligacijos ar investiciniai fondai yra priklausomi nuo rinkos svyravimo. Šių investicijų vertė gali kilti arba kristi priklausomai nuo rinkos sąlygų. Likvidumas reiškia, kaip greitai ir lengvai galite kažką paversti grynaisiais pinigais, neprarandant vertės. Nekilnojamąjį turtą ar ilgalaikės investicijas gali būti sunku greitai parduoti ar likviduoti ekstremalios situacijos atveju. Draudimas atlieka svarbų vaidmenį valdant su nuosavybė susijusią riziką. Aptarkime automobilių draudimą. Yra 2 rūšys. Privalomasis automobilio draudimas, tai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Jis yra privalomas ES, padengia žalą padarytą kitiems dėl draudėjo kaltės. Kasko draudimas yra automobilio draudimo rūšis, padengianti žalą padarytą jūsų automobiliui, skaitant vagystes ir avarijas. Būsto draudimas gali būti naudojamas pačiam pastatui arba nuosavybei pastato viduje. Kartais, net kruopščiai planuojant, netikėti įvykiai tokie kaip darbo netekimas ar ekonomikos krizė gali sukelti finansinių sunkumų. Tokiais atvejais valstybės paramos programos gali suteikti laikiną pagalbą. Jeigu netekote darbo, turite galimybę gauti nedarbo išmoką. Kai asmens skolos yra pernelyg didelės, daugelėje valstybių galimos įvairios priemonės, pavyzdžiui. Lietuvoje veikia fizinio asmenų bankroto įstatymas, galimas tarpininkavimas vykdant turtinės prievolės. Tai leidžia restruktūrizuoti skolas, o kai kuriais atvejais ir nurašyti likusias skolas. Ispanijoje įstatymas padeda asmenims sumažinti arba panaikinti skolas, jeigu jie įrodo, kad sąžiningai stengiasi jas grąžinti, taip pat yra skolų restruktūrizavimo galimybės. Austrija teikia asmeninio bankroto galimybės ir skolų konsultavimo paslaugas, kad būtų galima restruktūrizuoti arba panaikinti skolas, užtikrinant, kad piliečiai galėtų atsigauti finansiškai. Kipras siūlo programą hipotekos restruktūrizavimui, taip pat skolų restruktūrizavimo mechanizmus ir konsultavimo paslaugas siekiant padėti asmenims valdyti neužtikrintas paskolas. Kai kurios valstybės teikia būsto subsidijas mažas pajamas gaunantiems asmenims ir šeimoms. Lietuvoje mažas pajamas gaunantis asmenys gali gauti paramą būstui įsigyti ar socialinį būstą.
Austrija teikia subsidijas nuomai, subsidijuojamą būstą ir pagalbą hipotekos atveju tiems, kuriems to reikia. Ispanija teikia nuomos subsidijas, socialinio būsto galimybės ir paramą turint hipoteką, ypač krizės laikotarpiu. Kipre būsto finansavimo korporacija padeda mažas ir vidutinės pajamas gaunančioms šeimoms įsigyti būstą teikdama prieinamą paskolą, taip pat teikia pagalbą nuomojantis būstą ir socialinio būsto programas. Su naujomis technologijomis susijusių finansinių produktų, pavyzdžiui, kriptovaliutų keliama rizika. Kriptovaliuta yra skaitmeninė mokėjimo sistema, kuriai nereikia banko operacijų patvirtinimo. Tai tiesioginė sistema leidžianti bet kam, bet kur siųsti ir gauti mokėjimus. Vietoje fizinių pinigų nešiojimų ir keičiamų realiame pasaulyje, mokėjimai kriptovaliutomis egzistuoja tik kaip skaitmeniniai įrašai internetinėje duomenų bazėje. Kai pervedate kriptovaliutų lėšas, operacijos registruojamos viešame registre. Kriptovaliuta saugoma skaitmeninėse piniginėse. Bitcoinas, Etheris ir Litecoinas yra vienos iš labiausiai žinomų kriptovaliutų. Bitcoinas yra pirmoji ir jie prekiaujama dažniausiai. Etheris siūlo blokų grandinės platformą su savo valiuta Etheriu, o Litecoinas daugiausia dėmesio skiria greitesnėms operacijoms ir inovacijoms. Kriptovaliuta yra labai rizikinga. Kriptovaliutų rinka nuolat kinta, o kainos gali smarkiai keistis be išankstinio įspėjimo. Nereguliuojamos kriptovaliutų biržos ir prekybos platformos kelia didelę riziką investuotojams, nes gali trūkti pagrindinių apsaugos priemonių, tokių kaip saugus klientų lėšų tvarkymas, turto saugojimas, asmens duomenų apsauga ir priemonės apsaugai nuo rinkos manipulacijų ar kitų žalingų praktikų. Yra būdų, kurie padės jums valdyti ir mažinti finansinę riziką. Pažvelkime į keletą pagrindinių priemonių, kurias galima naudoti. Vienas iš svarbiausių būdų mažinant finansinę riziką yra diversifikacija. Tai reiškia, kad investicijas reikia paskirstyti, pavyzdžiui, investuoti į akcijas, obligacijas ir nekilnojamąjį turtą, kad visos lėšos nebūtų nukreiptos į vieną krepšelį. Taip sumažinate tikimybę, kad rinkos nuosmukio ar ekonomikos pokyčių poveikis paveiks visą jūsų portfelį. Turėti finansinę pagalbę yra vienas iš geriausių būdų apsisaugoti nuo netikėtų finansinių krizių, pavyzdžiui, netikėtai sumažėjus pajamoms netekus darbo ar negalint dirbti dėl ligos ar turint skubių išlaidų dėl remonto. Finansų ekspertai rekomenduoja sukaupti finansinę pagalbę, kurios pakaktų 6-12 mėnesių būtiniausiams gyvenimo išlaidoms padengti. Finansinė pagalbė apsaugo jūs nuo įsiskolinimo. Finansinės rizikos valdymas yra nuolatinis procesas. Įvertinant riziką, apsidraudžiant, kaupiant santaupas nenumatytiems atvejams ir suprantant naujų technologijų poveikį, galite apsaugoti savo finansinę gerovę ir užsitikrinti saugesnę ateitį. Imkitės veiksmų jau šiandien.